Taigi labą vakarą visiems, Džei Mataji, po vasarinės pertraukos tęsime mūsų seminarus ir šiandieną yra Sahadža jogos antradienio meditacija. Meditacija, susitikimas ir jeigu kažkas prisijungėte visai pirmą kartą, tai duokite žinot, kad jūs pirmą kartą, parašykite žinutę arba įsijunkite garsiakalbį, kad galėtumėm sužinot, kad jūs pirmą kartą, tada mes truputėlį tokį švelnų įvedimą į tai, kas čia vyksta. Ir jeigu yra kažkas, kas žiūrite dabar įrašą ir pirmą kartą prisijungėte, tai žinokit, kad su kiekvienu laišku ateina nuoroda į tokį seminarą, kuris yra ABC, pirmas seminaras, ir jūs galite pasiklausyti, sužinoti, tai kaip mes medituojam, kokios pagrindinės tos čakros yra, kas ta energija kundalini, ir tada, kai jau sužinosite, junkitės kiekvieną antradienį 8 vakaro ir kiekvieną šeštadienį 8 ryto. Taip labai lengva atsiminti, 8. Antradieniais truputėlį ilgesni susitikimai, bent 2 meditacijos, tada pabendravimas, atsakymas į klausimus arba tema kokia nors, o šeštadienį mes tiesiog medituojam. Medituojam, tai būna apie pusvalandį, 40 minučių ir va tokia mūsų ta rutina online, o jeigu kas nors norėtumėte medituoti daugiau, giliau, dažniau, užduoti gyvai klausimus, tai didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra Sahadža jogos centrai, tai galima prisijungti, susižinoti internetinėme puslapyje sahadžayoga.lt, jūs galite rasti tos kontaktus ir galite nueiti į gyvas meditacijas su gyvais jogais, sėdėti tam pačiam kambarį, kur internetas netrukinėja. Taip, ką dar galima būtų pasakyti pradžiai, tai jeigu kas nors žiūrite įrašus, tai tvarkoja, vadinasi, jums taip yra patogiausia, bet jeigu jūs norite užduoti kažkokius klausimus mums, tai bet kada galite susisiekti, parašydami žinutę, arba jogos puslapis Facebook'e, Sahadža joga Lietuva, galite parašyti messengeryje, arba galite atsiųsti laišką info@sahadžayoga.lt, nes kartais būna gal kažkokių klausimų, ir tie, kurie prisijungia gyvai ir užduoda klausimus, galbūt neužduoda to jūsų klausimo. Tai pasinaudokit progą parašyti, tada bus toksai individualus jums atsakymas. Ir irgi dar gal tie, kurie prisijungiate online medituoti, gal yra tokių klausimų, apie kuriuos gal nedrįstate viešai klausti. Tai jūs irgi galite parašyti žinutę ir mes tada tiesiog tą klausimą aptarsim jums, neakcentuojant, kieno tai yra ar tema, ar dar kaip nors. Na va, tai mes dabar galbūt pradėsim nuo, taip kaip mes darom rutiniškai, vis pradedam nuo meditacijos, paskui pakalbam, pabendraujam, tada dar pamedituojam, kad būtų bent 2 kartai, kad jau susitikom. Kadangi yra antradienis, tai negi dabar 3 kartus medituoti, tik 2, nes antradienis. Tai, žodžiu, antradienį medituojam 2 kartus, aš dabar va taip visai stengiuosi pažiūrėti, va jeigu Dalia nusišypsojo, reiškia girdi, viskas veikia, gerai. Aš dar peržvelgsiu, kokiu čia yra. Taip. Nu, ačiū labai visiems, kurie įsijungėt kameras, tai neatrodo, kad kalbam su antkapiais. Žinot, kaip būna vardas pavardė. Tik tai tiek. Arba ten Nokia 450. Čia gyvi žmonės, čia gyvi jogai. Puiku. Tai ačiū labai. Ir tada galbūt pradėsime. Aš dabar, jūs matote, turbūt ekrane 2 veidus, ne? Ir mano, ir Sahadža joga iš Norvegijos. North. Tai čia yra Giena iš Anglijos, iš Sheffieldo. Tai aš gal pirmą kartą Giena, man atrodo, prisijungė prie mūsų online meditacijų lietuviškų. Ar ne? Ne, aš žinai, kaip čia, sako, yra lurking. Kada tu prisijungi ir įsikaitų, kaip tam pavadinai, vardas pavardė. Tai aš, atsiprašau, čia aš buvau prisijungęs taip. Čia slysta. Jo, aš buvau prisijungęs taip anksčiau, bet tu nedažnai. Iš esmės, kažkada seniai, karantino laikais, dabar tai turbūt nebuvai prisijungęs praėjus metais, ar kaip nors, ne? Ne, aš buvau praeitą savaitę prisijungęs. Taip. Okay. Tai puiku, tai aš tada, bet tu nekalbėjai, tavęs nepažįsta dar niekas turbūt, ar ne? Ne, manau. Liucija, ir tu nepažįsti, ar ne?
Praeitą antradienį, kai aš pažįstu vieną puikiai. Tik tai pirmą kartą matau, o praeitą antradienį aš irgi peržvelgiu visada, kas yra prisijungę, bet, aišku, pagal tokį užrašą aš nesupratau, kad čia brolis. Taip, Gena. Brolis. Tai Gena, aš tada truputėlį papasakosiu istorijos, kad kai pradėjau aš medituoti, atvažiavau, aš gyvenau tuo metu, studijavau Vilniuje, tai Gena buvo tas vienintelis jaunas žmogus, su kuriuo aš galėjau klausti, nusišnekėti, ten prašyti, kad pavalytų iš nugaros, pakeltų kundalinį, jeigu aš nejaučiu dar kaip nors. Tai esu labai dėkingas už tai, visą gyvenimą turbūt būsiu dėkingas, nes gal jeigu nebūtų tokio palaikymo, gal ir nebūčiau tęsęs meditacijos, nes kartais būdavo labai nekyla, nejaučiu ir man labai padėjo. Tai va. Dabar Genačka jau gyvena tiek laiko jau Anglijoje, nebe Lietuvoje. Kiek tu jau laiko esi Anglijoje? Nu, galbūt kokie apie 20 metų, dar nėra 20, bet bus greitai. Man atrodo, už poros metų, 18 metų. Na tai va. 2006 metais, nu tai va, 18. Tai jau įleidęs normaliai šaknis į Angliją? Jo. Jau viskas, jau. Ne, aš nesakyčiau viskas, bet tikrai įleidęs. Taip. Šaknis. Jo. Jau britiškai mastai, su britišku akcentu. Jo. Tai va, tai gal tada pradėkim nuo meditacijos ir gal tada tu pravesk pirmą meditaciją. Gerai, tai pirma meditacija dažniausiai būna jinai, kaip mes vadinam Anglijoje, to settle in, kad maždaug pasiruošt, kad ne per daugiausiai, be mantrų, be nieko. Tiesiog. Taip, aš dabar nelabai matau, kur čia yra tie susirašinėjimai, bet turbūt niekas neparašė, kad yra naujų, ar ne? Niekas neparašė. Na tai va. Tai mes tada tokį susikaupimui, įvažiavimui į meditaciją pradėsim. Pajungsiu nuotrauką šį matadžį. Labas vakaras visiems, kurie čia yra. Tai pradėkim nuo meditacijos. Tai jeigu čia nėra naujų, tai įsivaizduoju visi, kurie čia yra, visi žinom, kaip pakelt mūsų kundalinį. Bet jeigu jūs esat tik pradėjot ir gal dar mokinatės, tai galit stebėti mane kameroj. Tai pakeliam kundalinį labai paprastai. Pakeliam pirmiausia su kairę ranką ir dešinę ranką vynioja aplink kairės. Nukreipkim dėmesį į vidų. Neskubam ir užrišam mūsų dėmesį kundalinį virš galvos. Nuleidžiame abidvi rankas ir pakartojam dar porą kartų. Ir antrą kartą užrišam 2 kartus. Ir trečią kartą pakeliam ir užrišam 3 kartus. Dabar nuleidžiame abidvi rankas, galim jos laikyti atverstais delnais. Būtų gerai, jeigu mes sugebėtumėm užsimerkti ir nukreipti dėmesį į vidų. Galim giliai įkvėpti, iškvėpti. Ir dabar su dešinė ranka mes padarysim bandaną. Vėl neskubant, darykim su dėmesiu. Bandanas tai yra apsauga. Iš kairės pusės į dešinę. Į vaivorykštę virš savęs. Geriausiai dabar laikyti dėmesį virš galvos. Ir būkit dabarty. Bandaną mes darom 7 kartus. Ir kaip mes padarom šios judesius su mūsų rankomis ir mūsų dėmesiu, mūsų kundalinė pradeda kilt. Ne visą, keli siūleliai
Tai dabar atverkim abidvi rankas ant kelių atvestais delnais, padėkim taip, kad mums būtų patogu sėdėti. Geriausiai, kad būtų mūsų stuburas tiesus. Užsimerkim. Giliai įkvėpkim ir iškvėpkim. Ir po truputį nukreipiam dėmesį į vidų. Užtat, kad mūsų protas yra labai aktyvus, jeigu mes šiandien dirbom, kažkas vyko, bet ir šiaip. Tai kaip tik mes užsimerkiam ir atsisėdam medituot, tai mes susidurim su savo mintim ir protas, tai ir dėmesys gali šokinėti. Tai į šitą reikia santykis toksai, kad tai yra kaip vaikas su kantrybė savo dėmesį, nelaužint. Dabar vėl laikant kairę ranką, atvirti delnų, o dešinę ranką mes nuleiskim link žemės. Jeigu jūs sėdite ant žemės, tai jūs tiesiog galite paliesti grindį, padėti ant. O jeigu sėdite ant kėdės, tai tiesiog nuleiskite. Dabar mes galim savo pasakyti, aš atleidžiu. Aš atleidžiu savo mintim ir aš atleidžiu savo praeičiai. Aš paleidžiu. Jeigu viskas, kas patraukia mūsų dėmesį iš dabarties, iš realybės. Jeigu tai viskas nueina į žemę. Jeigu mes jaučiam, kad dėmesys vis dar šokinėja, kad mintis yra, tai yra labai normalu. Pradžioje mes galime kreipti į kvėpavimą. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Tarp įkvėpimo ir iškvėpimo yra pauzė. Tai mūsų kūnas, mūsų protas yra ramus. Tai būkim dėmesį šitoj pauzėj dabar tai. Jeigu laikant taip rankas dešinę link žemės, o kairę atviru delnu, tai visa mūsų subtilė sistema veikia taip, kad valos mūsų kairę pusę. Jeigu mes esam labai linkę į emocijas, jeigu mūsų dėmesys labiau yra praeity, tai labai paprastas toks buvimas, meditacija, tokia pozicija, jinai valys
mūsų kairę pusę ir jūs pradėsit jausti tą skirtumą po meditacijos. Ir aiškiai mes galim pradėti jausti pojūčius savo pirštuose. Jeigu jūs jaučiat pojūčius pirštuose, neduokit jokio įvertinimo, tiesiog stebėkit. Kaip mintis, kaip pojūčius. Tai būtent taip mes balansuojam mūsų kairę pusę. Po truputį. Geriausia, jeigu mes pradedam jaust kairę pusę, pradžioj kairę ranką, mes galim jaust kairę ranką, pradžioj gali būti šilta, su dilgčiavimu. Bet jeigu jinai atviesta ir lengvėja, tai mes žinom, kad kundalinį prateka, jinai eina ir viskas, kas netikra, tiesiog išeina į žemę. O dabar mes padėkim dešinę ranką atgal ant kelių, o mes kairę ranką sulenkim ir nukreikim virš dangaus, bet delnas atverstas kaip į nugarą, už nugaros tą pusę. Tai tokia pozicija, jinai valo mūsų dešinę pusę. Galim pasakyti, aš nieko neveikiu. Esu tik tai stebėtojas. Nesu nei šitas kūnas, nei šitas protas. Aš esu tik tai stebėtojas. Ir galim paprašyti motiną kundalinį, prašau, pašalink visą karštį, visą nerimą, visos mintis, visi svarstymai, stresai, pergyvenimai dėl ateities. Prašau, pašalink iš mano subtiliosios sistemos. Dabar pabūkim tyloj minutę, porą minučių. Stebėkime, jeigu jūs vėl galite pradėti jaust, kad keičiasi vibracijos. Kaip rankų pojūčiuose, sistema gal kai kurie jaučia kūne, pradeda keistis po truputį. Švelniai. Hadža joga tai yra gyvas procesas, kundaliniai gyvai kyla, valo. Kundalinis santykis su mūsų yra kaip motinos, mylinčios, rūpinančios. Palaikim dėmesį. Iš galvos, jeigu mes sugebam, arba širdį, jeigu neišeina virš galvos. Nepamirškim giliai kvėpuot ir pabūkim porą minučių tyloj.
Galim pasakyti, aš atleidžiu savo, aš atleidžiu savo mintim, aš atleidžiu kitiems, aš atleidžiu. Ir galim nuleisti kairę ranką, dabar abidvi rankos ant kelių. Pačiu galim pastebėti, ar mes turim pojūčio ant rankų, ant pirštų. Nes orientuotis į pojūčius, į lavinti pajutimą vibracijų. Mes jogai vadinam vibracijas, mes jaučiam vibracijas. Ta subtilė realybė, kuri yra. Dabar mes galim tiesiog pastebėti, vėl be jokių vertinimų, tiesiog pasižiūrim. Ką mes jaučiam. Jeigu jūs jaučiate, fiksuojat kažkokį dilgčiamą disbalansą, vėl nevertinkime, tiesiog tai yra, kas yra. Mes galim visą tą susitvarkyti, tai yra tik tai įvadinė meditacija, paskui mes turėsim gilesnę meditaciją. Dabar, net pakelkim, pavyzdžiui, man suveikia, kad pakeliu link širdies lygio abidvi rankas. Ir vėl pažiūrim, kaip mes jaučiamės dabar. Ir paskui mes pačiam gale, kai baigsis meditacija, po šitos visos sesijos galėsim vėl pasižiūrėti ir pajausti, ar yra progresas, pasikeitė kažkas. Nes tai yra svarbu, nes tai yra duoda mums žemėlapį, pagal kurį mes galim žinot, kurią pusę mums reikti. Dabar mes galim sudėti abidvi rankas kairę dešinę kartu. Tai yra mūsų kaip padėkos ženklas, bet tai yra ir kaip susitikimas, bet ir biškį nusilenkt. Nusilenkėt, pajauskit, kad širdį būtų dėkingumas, nuoširdus, nors trupučiuk šitą meditaciją, už šitą buvimą kartu. Nes dėkingumas lavina širdį. Galim giliai įkvėpti ir iškvėpti, atsimerkti truputį ir mes tęsim toliau su mūsų programą. Taip, tai čia buvo mūsų įvadinė meditacija. Kažkaip visada taip yra, kad norisi susitikus pakalbėti, kažką paklausti, bet po meditacijos taip viskas nurimsta ir noris gal tęsti toliau. Aš tik tai keletą dalykų pasakysiu, kad organizuojant, planuojant visų metų mūsų tos susitikimus, vis tiek noris turėti mums kažkokį tai planą, kuris gali keistis, bet vis tiek, kad būtų kažkokios ar temos, ar kažkokie klausimai, ar gal kažką pagerinti, pakeisti formate. Žodžiu, vis tiek norisi ir atsišviešinti patiems. Tai kadangi visi kartu medituojam, tai tą patirtį turim ir gal darom taip. Aš padariau keletą anketų, tokių klausimų ir jums atsiųs laišku.
Ir ten yra tik tai keli klausimai, bet labai prašom, kad atsakytumėt. Pirmiausia, tai labai įdomu ir tie, kurie medituoja, kiek laiko medituoja, kaip jaučia, kai medituoja ir visa kita. Ir čia online būna taip, kad aš klausiu jau taip konkrečiai, primiktinai, ten Živilė, kaip jaučiatės. Bet jeigu kažkas ir nesimato arba medituoja, naudodami tik įrašus, tai mes iš vis nežinom, kaip jums sekasi. Iš vis, tiesiog. Man buvo toks nuotykis, kad aš gal pasakau pavasarį, kad Palangoj ten iš baseino su šeima išėjom, dar šlapiais plaukais, prieina moteris ir sako, ačiū už meditacijas, o jinai sėdi registratūroj. Atsiprašau, nieko nesuprantu, aš čia vedžiau gal seminarą, kada nevedžiau. Sako, jūs manęs nepažįstat, bet aš medituoju pagal įrašus. Tai labai geras jausmas, labai nuostabu, kad yra žmonių, kurie medituoja tiesiog ir ima, bet iš kitos pusės mes norėtumėm sužinoti irgi, kaip sekasi, kaip jum jaučiasi, kas vyksta jūsų viduje. Nes jeigu mes būtumėm kur nors kažkokiam kambarį, pamedituotumėm meditaciniam centre ar kur nors ar parke, tai po to pabendrautumėm, natūraliai gaudųsi. O dabar, kadangi taip tas internetas yra toksai šaltas, bet labai patogus, nes mes galim bet kada prisijungti iš bet kurios vietos ir būti tam ryšy, tai mes atsiųsim tas anketas ir prašom užpildyti. Ir pagal tos jūsų klausimus, atsakymus, patarimus arba pagal tai, ką jūs parašysite, mes tada suformuosim tą tokį bent jau pusmečio kažkokį tai temų planą. Tai toks prašymas būtų, kad nebūtų 1 ar 2, 3 jogų kūryba, bet kad būtų mūsų taip visų kartu. Ką dar? Čia dabar kaip po mokyklos vasaros atostogų. Tai ką veikėt vasarą? Vaikučiai, ką veikėt vasarą per atostogas? Kaip sekėsi medituoti vasarą? Ar meditavosi? Kaip meditavosi? Gal kokių naujų vietų, patirčių turite iš meditacijos per vasarą? Ar meditavote patys, ar žiūrėjote įrašus? O gal ką nors išmokinote medituoti? Gal kažkas iš pažįstamų pradėjo medituoti ir jūs buvo tas, kuris pamokino? Arba gal kažką naujo pajutote be medituojant? Tai tokie būtų šio vakaro klausimai apie patirtį per tos mėnesius, kai nebuvom susitikę. Visi meditacijų. Bet labai žavu, tas lietuviškas kuklumas. Kol nebakstelsi vardu, tol, ką žinai. Bet jeigu kas nors turit ką pasidalinkit, prašau, kad būtų toksai mūsų, ne tik iš vienos pusės kažkas pasakoja ką nors. Štai galiu pasakyti, pradėsiu nuo to, kad šitą vasarą buvo tokia ilga, kaip kokioj 5 klasėje vasaros atostogos, kur atrodo begalybė tos vasaros. Ir dar vasara, ir vasara, ir dar vasara, ir visokių pramogų, ir kelionių, ir taip, nuostabu. Bet dabar pradėjau jausti, kad tuo jau atšals. O tokios kaip ir pačio tokio meditavimo sėdint ant žemės lauke, buvo tokio pasidėjimo, bet dabar jaučiu tokį baisų trūkumą, kad oi, tai bus žiema pašalas, o aš dar norėčiau gal dar pamedituoti ten ir taip toliau. Tai dabar pats pradėjau taip jausti, kad reikia primiktinai kiekvieną dieną, kol dar galiu pasidėti ant žemės, pamedituoti. Aplink ežerą tau pavyko? Jo, taip. Jo. Ir su dviračiu, ir pėsčiom, taip. Šiaip labai gerai bemintiai būsenai, kai ilgai eini. Ilgai tai taip jau, aš taip sakyčiau, kas yra ilgai. Taip apie valandą kai eini.
daugiau gal netgi negu valandą, tai tikrai labai nurimsta mintis. Netgi atsiranda tokios kaip stadijos. Pirma stadija yra tokia, oho, miškas, oho, sraigė, o paukštelis čiulba. Tokia nesąmonė, tokia atrodo, kad kažkoks multikas eina. Po to tai priimsta paskui atsiranda noras dalintis, su kažkuo bendrauti, bet jeigu nebendrauji, jeigu vienas eini, taip nutyli ir pabaigoje išvis tyla. Labai gerai. Kaip jogui, tai labai jaučiu gerą tokį dalyką. Vienam iš patarimė, aš atsimenu, kuris čia buvo metai, man atrodo, gana patipulė, Šrimatadžiai patarė vakariečiam jogams, kad jie turi vaikščioti daugiau, nes tai nuramina mūsų dešinę pusę. O dabar ypač su telefonais, su tai, kas vyksta pasaulyje, mes nesam, kad mes būtumėm su savimi, kad mes eitumėm, būtumėm su savimi. O dabar mes esam šitoje meditacijoje, visi dabar susirinkę. Tai lyg tai mes bet čia netgi išskyrė tą laiką, bet išeit būt sahač, tiesiog būt, eit, tai čia yra tas, ko mums labai trūksta. Tai jeigu jau nuėjom visai tokia vaikščiojimo temą, tai triukas yra toks, kad jeigu tu turi telefoną, kartais į mišką einant gal nesaugu, be telefonų, pasiklysiu dar ką nors, bet jį laikyti kupriniai arba kažkur įsikišti galinę kišenę, kad kai pamatysi ką nors gražaus, kad netrauktum fotografuoti. Nes aš pastebėjau tokį triuką. Eini ir taip, aš tik nupaveiksluosiu. Bet tas tik nupaveiksluosiu, ten jau yra žinučių kažkokių, dar kažkas ir nutraukia dėmesį. Bet jeigu visiškai jokio to techninio aparato ir tu, jeigu pamatai kažką gražaus, pavyzdžiui, ten gervę pamatai, dar kažką, tai tu ir žiūri į gervę, o nesistengi jos nupaveiksluoti. Tiesiog esi to esamojo laiku, pilnai. Negalvoju apie tai, kaip ateity kažkam parodysiu. Ne, dabar. Esu tame momente. Labai labai geras toks triukas. Man kaip Indijoje aš buvau važiavęs, tai kur važiuoja, pradžioj traukia telefoną, viską filmuoja, paskui nuvažiavam Ganga ašramą. Pirmą dieną viską filmuoja, tos kalnos, ta upė, visur eini, viską įdomu. O paskui negali. Paskui, kaip tu sakai, tu sėdi, tu negali, tau net nesinori. Kažkaip išsivaldo, tu tiesiog būni. Nes vis tik jisai susidaro tam tikrą barjerą. Mes traukiam, mes veikiam, mes žiūrim, mes jau režisieriai, čia viskas kažkokį vandžiam. O dėl vaikščiojimo tai irgi niekada gal nekalbėjome tą temą, kur Indijoje yra tas sveikatingumo centras, šį sveikatos tyrimų centras, ten, kur gydytojai ir taip toliau, aš jau daug kartų pasakojau, tai ten buvo atvažiavusi kažkada Šrimatadžiai. Ir ten buvo keletą pacientų, jogų, kuriems buvo problemų su žarnynu. Ir jos vyrui irgi tuo metu buvo kažkas su žarnynu negerai. Tai jinai liepdavo vaikščioti, po meditacijos išeiti ir eiti. O ten nelabai kur yra eiti. Nėra kur eiti, ten toksai uždaras kiemas ir ten tokie koridoriai. Tai triukas buvo, kad eiti ant stogo ir ant stogo tenai tą visų perimetrų ir vaikščioti. Tai aš atsimenu, kad judinasi ta pirma, antra ir trečia čakros. Tai reiškia visi tuštinimosi, lytiniai organai, tos visi organai apatinėje pilvo daly ir virškinimo organai, žarnynas. Tai einant labai gerai yra kvėpuoti, labai daug deguonies gaunam ir taip toliau, bet bėgant yra visai kitaip. Bėgant tada apkraunamos yra kepenys, yra visai kitaip veikia. Sveikia gal kartais pakelti pulsą, bet tie tokie ilgi bėgimai, nelabai patartina, kad nebūtų tokio perkrovos. Tai man. Dar yra, dabar iš vis irgi tokia tema, keletą pratimų, kuriuos rodė Šrimatadžiai. Fizinių pratimų, kad sustiprinti vieną arba kitą čakrą. Mes gal galim kažkokią video rasti, yra video, kur Šrimatadžiai rodo. Yra video YouTube, kur nerodo. Jo. Ir pas mus yra Mančesterį joga Sandė jos vardas. Tai jinai buvo pakankamai seniai sahadža joga. Tai jai sakė, vieną iš tų pirmųjų jogų jai rodė. Nes pačioj pradžioj buvo daugiau tų pratimų, kurį Šrimatadžiai parodė. Bet su laiku kai kurie metodai tiesiog pasirodo, kad jie atkrito su laiku, riebiškai jau nenaudojami. Bet jinai Sandija buvo atvažiavusi Šefildą ir jinai rodė
kiekvienai čakrai, bet reikia jos paprašyti. Taip, va toks triukas yra, kad kur yra nufilmuota ir išliko. O kur kažkam susirinkus parodė, iš lūpų į lūpas dar kaip nors arba transformuojasi, arba pasimiršta. Tai va, tai pavyzdžiui, tai Gena, jeigu tu paprašysi, tai tu nufilmuok slaptą kamerą ir paskui man parodysi. O mes tada kiekvienai čakrai papratimą turėsim. Ne, jie labai paprastai mes kartu darėme, labai ten nebuvo jokio ekstremų. Ne, žinau. Ne, bet yra YouTube, galim surasti YouTube, žinau. Aš žinau, kad pirmai čakrai tai yra tiesiog sudėdi pėdas, kaip šitaip sudėdi pėdas ir po truputėlį skleidi, kad keliai skleistus į šonus. Ir viskas. Čia labai paprasta ir tarkim, tiem, kurie negali sėdėti ant žemės, tai gali po truputėlį po meditacijos padaryti šitą pratimą, minutę, kelias ir po kažkiek laiko pamatysit labai lengvai dubens kaulai atsistoja į teisingą poziciją. Nes ta čakra yra būtent toj vietai. Tai ką, tai Gena ruošiasi, jis daro maratoninį prisijungimą online, jis yra radistas, turbo lygis. Papasakok, Gena, koks tavo yra Sahadž planas šiai dienai? Už 10 minučių aš turiu atsijungti ir prisijungiu prie mūsų šiaurės Yorkshire, šiaip šiaurės Anglijos meditacijos, kur mes vykstam. Kiek laiko trunka ta meditacija? Jinai šiaip turėtų būti valandą, bet jinai bus 50 minučių, nes paskui bus mini 20 minučių meditacija local visai Sheffieldo. O paskui atskira bus. Tai tu valandą dar būsi, reiškia, ten regionas, paskui atskirai tas miestas, kur tu gyveni. Sheffieldas, o paskui bus visos Anglijos, bet ir tarptautinė, nes labai prisijungia iš Indijos tenai. Tai tu ten irgi vedi, ar tenai tik tai dalyvauji? Kartais vedu, bet šiandien aš techninę pagalbą kaip ir dalyvauju, nes yra transliuojama YouTube, bet viską, kad padarytą transliaciją, palaikyti. Visi mygtukų spaudimai, ar ne? Visi mygtukų spaudimai, visa kita, tai turiu tam būti prisijungti, tai bus maratonas. Tai man antradienį kiekvieną kartą, ir aš supratau, kad antradienį čia vyksta, tai labai nuostabiai pradėti šitą maratoną nuo Lietuvos, tai, kaip sakant, Panama yra graži. Visur keliausi, bet geriausiai yra Panamai, Lietuvoje. Tai gerai, tada mes dabar žiūrėsime paskaitą Šrimatadži, tada tu gali ramiai turėti trumpą pertraukėlį iki savo maratono. Mes ką tik kalbėjom, kad ilgų distancijų bėgimas nėra gerai, bet tamsta bėgate kaip reikiant. Ne, aš nebėgu, ašgi lėtai judu. Iš vieno kambario į kitą. Taip. Bet tai tada vakare, tai stulpų meditacijos toks kiekis, tai aš nežinau, kaip tu ten skraidai, nelieti pirštais grindų pabaigoje. Ne, labai iš tikrųjų labai fainai, kartais taip viskas suskamba, kad tu sėdi, paskui būna tiesiog meditacijomis. Nes kartais būna su Ukraina meditacija irgi. Ne, pas jos trečiadienis ir sekmadienis. Irgi ten ilgos tokios, ne? Jo, ten labai ilgos. Tai labai ačiū, buvo maloniai visus čia. Tai gerai, tai ačiū, iki kada nors, iki pasimatymo. Ate tau. Jo, ate. Jai Šrimatadži. O mes pažiūrėsime paskaitą Šrimatadži, kur galbūt ne visą, gal per šį ir kitą antradienį pasidalinsim. Ir aš kadangi dabar leidžiu viską iš telefono, tai nemokėsiu, mačiau, kad nėra funkcijos telefone padidinti titrų šrifto. Tai jeigu bus mažas šriftas, nežinau, atsisėskite arčiau, dar kaip nors. O, Dovilę jau matau. Labas, Dovilė. Taip. Gerą matyt. Tai kadangi niekas... Jeigu iš tokios paskaitos vis man antradieniais. Taip. Tai jau kaip suspėju, taip suspėju, žinokit. Ok, gerą matyt. Super, mūsų čia dabar yra daugiau. Tai aš dabar pabandysiu jungti ir jeigu kaip nors techniškai nesigirdi ar dar kažko, aš greičiausiai nematysiu jūsų veidų, tai jūs pasakykite, kad kažkas negerai. Bet aš dabar pirmą kartą telefonu jungiu, tai jeigu ką, duokit žinot, kad kažkas neveikia arba veikia.
So now we are coming to the end of our first half tour. Now we have to look back upon ourselves and try to find out what have we achieved out of this. We must understand that Sahaja Yoga is not done through brain activities. Like many people think that if you just tell yourself you have to be like this, it will work out. If you have to all the time inform yourself that, oh, you must get rid of a particular problem, it will be all right. Or some people think that if they tell somebody that this is wrong with you and you should get well, it will be all right. It is not so. Because Sahaja Yoga does not work on mental level. It works on spiritual level, which is a much higher level than the mental level. So what you have to do is to understand how to correct your chakras. And you must understand how to work out your machines. Perhaps people still live on mental level and try to solve problems on mental level. And that's why all the problems start coming up. Now, if you have a problem with any chakras, or there is anything catching, or you find that there's something wrong, no use working it out on any other level but spiritual level. Some people believe that if they have dressed up like something, or if they outwardly behave like something, they become that. That is not true. Like we have hippies in the West, and they think that they have become primitive. You do not become primitive by believing into it. Because you are so overdeveloped that you cannot become primitive. So by just doing something mentally, we do not become. Now this mental level can go even further in a subtler way into people. Some of you might feel that by knowing some of the artis and things by heart, you will achieve great. Is not true also, because that is also just words. But if that is an awakened thing within you, then they become a mantra. And then you can work it out. But first of all, you must achieve a certain standard to have that power to create the mantras. Also, when you say samarthi, it's not necessarily possible that it will work out. Let us face the things as they are and not to be conditioned by anything else. You have to achieve a certain depth within yourself to even to enlighten the mantra. First of all, you should have clear-cut vibrations, minimum of minimum. If you have certain chakras catching, then try to improve your chakras with the photograph. With all due respect to the photograph. It's only the photograph which is going to work it out, nothing else. Or if I'm there. But once you have achieved a certain state of enlightenment, then you can use mantras, otherwise also it will help you. But first of all, your heart must be clear. I have found out in general there are two chakras overwhelmingly not working all right in most of the Western people. First is the heart. That means heart is not clear. That heart is not clean. That in the heart you still are a small person. In the heart you have not placed your mother. You have to purify your heart by looking at the photograph and putting all loving feelings about your mother, understanding her work
and putting her into your heart. If the heart is not clear, then everything has no meaning, because it is a dark heart which is doing all these things. The heart has to be clean, absolutely surrendered, and must try to put me before everything else. I can tell you, because we are all Sahaja Yogis. I cannot say this to people who are not Sahaja Yogis. Now, we always try to relate Sahaja Yoga from our own terms, not from the terms that belong to God. God is what He is. He cannot change Himself. You have to change. So whatever we think about God, we want to put on that. For example, if someone thinks that he tries to be nice or good to me, or if he is close to me, so-called, and if he thinks he is organizing better, or he is doing this work or that work, or anything else like that, where he feels that he is important because he is doing this job or that job, then one must know that all this is mental. Actually, you are doing nothing. Whenever you try to do something, you really confuse yourself and confuse me also. We have seen yesterday's example. I was sure that they had to go next day, but nobody would listen to me, and they rushed away, and they found that the tickets were for the next day. This knowledge comes to you if you are clear-hearted. As yesterday I said, you better not come. I didn't know what was the situation there. I just said, don't come. Finished. Because I knew what was going to happen. So this clear-cut idea comes to you when your heart is clean. But first of all, people do not understand that you have to work it through your heart and not through your brain. When we have to work out things through our brain, we try to develop our brain, isn't it? By memorizing, by practicing something, teaching our brain how to think, how to go this way, that way. We try to train our brain. Now we have to train our heart in Sahaja Yoga. And to train our heart in Sahaja Yoga, one has to know first of all that it is enveloped either by ego or by superego. The limbic area actually represents the heart. And if there is ego, heart will always be so-called. It will not be the real heart that will be working, but it's only mental projection. And you will feel that I'm doing it from my heart. That's not true. Now then, supposing what should we do if we have ego? You might say you should try to sort of tell yourself that that's not good and this and that, and all kinds of mental suggestions or auto-suggestions, or the way psychiatrists and all that give you suggestions. That's again mental. So that's not the way it is going to work out. We must understand that for that what we have to do is to raise the left side and put it to the right side. There's no other way out. You have to just work it out with your hands. Your hands are working it out and not your brain. So use your hands and the methods of Sahaja Yoga. Now, everyone must have a regular sitting in the water every day. That's important. Every morning you must do your meditation. Because on mental level, we feel we have been with Mother, all right. This exposure is all right. You came, you saw how Indians are and how they are light on their feet and how they are good for Sahaja Yoga. But after seeing all that, you have to know that Sahaja Yoga is to be worked out. It is not to be thought out. You just cannot think about it. Whatever you may try to do through your thought, you cannot achieve any results in Sahaja Yoga. You have to use your hands, you have to use your feet, you have to soak your feet in the water, because water is the ocean.
All these 5 chakras, or say 6 chakras, which are, I say 5 because the one is the Muladhara chakra, which is the 7th, and the topmost is the brain. So in between 5 chakras which are there are to be handled fully with the idea that they are basically made of matter. And these 5 elements constitute the body of these chakras. Now these chakras, if they are to be corrected, we have to correct them by taking out all the problems of these chakras into the elements from which they come. For example, a person who is a very right-sided person, so he has to give a balance by the left side. Of course, raising with the hand is all right, but what about the element? Right-sided person has all the elements which give heat. You can say the light, we can say the fire. So for people who are right-sided, the light is not going to help much. Like if you put the light before the photograph, and those who are ego-oriented people, if you just use the light, it's not going to work out. So what is going to work out is the Mother Earth and the water element, which is cooling. Even ice is very helpful to people who are right-sided. So all cooling effects should be used for correcting your right-sidedness so that you cool it down. Same about food. In food, those who are right-sided people should take to foods which are left-sided, that is carbohydrates, means they should become partly vegetarians or quite a lot of vegetarians, and should eat things at the most like chicken, but not fishes, not seafoods, because they are all hot. That's how you treat your material side of your chakras. Now the left-sided people should use again the Deepa, means the light or the fire, to correct their left side. Also in food, such people should take more to nitrogenous, means protein, and foods like that. They should take more proteins. Now, as far as Sahaja Yoga is concerned, the basic thing is Kundalini. And the Kundalini, as I have told you, is the pure desire. Again, listen to it carefully, pure desire. That means all other desires are impure. There's only one pure desire, and that is to be one with the divine, one with the Brahma, one with God. That's the only pure desire. All other desires are impure. So, train your mind gradually to achieve that desire as the main thing. If you train your mind in that fashion, then you can develop pure desire. So all other desires will negate gradually. All right. Now this desire to be one with the divine is the purest and the highest. And to achieve that, what have you to do? To achieve that, you have to keep your mother pleased. Very simple. Adi Shankaracharya has said that you don't bother about anything, just keep your mother pleased. You have to be a simple person, not try to be cunning with me or clever with me. I know everyone very well. Try to tell yourself that I should say things
I should behave in a manner that will please my mother. Supposing you are in Sahaja Yoga and you are doing wrong things, it is not going to please me at all. So, how to please mother? That you should try to see for yourself. What kind of a thing pleases me the best? I am also a very simple person. So I want a simple-hearted person. Who is simple-hearted? For example, a person who tries to show off too much, try to be always the first, or try to be always the sort of a cinema star. I don't like such people. You have to be very quiet and extremely shy about showing off yourself. Do I show off that I am Adishakti? I do not. I live like you, absolutely like you. Do I try to show off? Then why should you try to show off to me? So that kind of a person is no good. Secondly, you should not be tense with me. There is no need to be tense. If I find something wrong with you, if I scold you also, it's for your good. If I say a good word, it is for your good. My Sahaja Yoga works this way. I have no malice against anyone in the whole world, no malice at all, and no anger for anyone in this world. I have nothing but compassion. But in compassion, sometimes I have to scold, and in the same compassion, I have to speak in a very compassionate manner. So, both ways, it helps you. It helps you both ways. So, thank God that you have somebody who will correct you at the right time for your good, because you are saints. And you have come on this earth to establish God's kingdom. That's what you have to do. And if you are the people who are not respected, who are not sensible, who haven't got the dignity, who behave in a cheapish way, how can people accept it? So this heart chakra is to be first looked after. That with your heart, desire that you'll keep your mother pleased. Even if I'm angry with you, don't feel bad about it. That's one of the signs that Sahaja Yoga has not yet developed. If I scold you, it is because there's something in you which has to go away and which I must scold, so it will go. So accept it just as a correcting point that is good for you. Some sort of a thorn is within you which has to be taken out by another thorn, and mother has taken it out. Once you start understanding the compassion of your mother, you will not mind. My saying anything to you, my correcting you, or my telling you that this is wrong, because I have to do that. Those people who do not have a good heart, clean heart, cannot understand this. They cannot understand this. Very difficult. So you keep your heart clean towards your mother. Whatever I do for you is just a blessing, always a blessing for you. Whatever I do for you is a blessing, remember that. Now another chakra which is horribly caught up with most of you is your Nabhi chakra. Tęskime mūsų meditaciją. Abu delnai atversti, dėmesys į viršugalvį ir keletą akimirkų tiesiog leidžiam savo pabūti.
Jeigu ateis kokios mintis, nekovojam, bet ir neinam su jom kartu. Jos eina, mes jaučiam, kad jos yra, jos praeina. Mes truputėlį aukščiau su dėmesiu į viršugalvį. Dėmesys lieka virš galvos. Ir dabar truputėlį skirsim tokio dėmesio kai kuriom čakrom. Tai darysim išsukimus, tai su dešinė ranka mes pirštais tarsi pagal laikrodžio rodyklę sukam toje vietoje, kur yra čakra. Dėmesį laikom virš galvos, kai tai darom, ir kai mes pasukam maždaug 7 kartus arba taip kažkiek kartų, mes tarsi, kai jaučiam, kad jau norisi, tai tarsi numetam žemyn ir toliau galim dar kartą pasukti. Tai pradėsim nuo kairės vadistano, tai yra pati kairė apatinė pilvo dalis, tai yra tyros žinios, ir tiesiog paprašykim, kad motina kundalinį išvalytų visą, kas yra kaip netyros žinios, arba kas blokuoja mano tyrą žinojimą. Dėmesį į viršugalvį paprašom ir pasukam keletą kartų. Dabar kairys vadistanas, tai yra kairys viršūdė, kaklo kairė pusė, pečio susijungimas su kaklu, tas kampas, ir truputėlį pasukus galvą į dešinę pusę, su dešinė ranka mes išsukam, sustiprinam vibracinį tokį lauką toje vietoje ir išmetam, kas susikaupia nešvaraus. Tai yra kaltės jausmas gali blokuoti šitą vietą. Ir ta čakra, kai išsivalo, mes pradedam jausti, koks yra lengvumas, kai mes žinom, kur, kiek yra ribos. Bendraujant, dirbant, veikiant, kur yra ribos gyvenime. Labai svarbi čakra, pabandykime ją. Dėmesį viršugalvį. Dabar dėmesys į viršugalvį su ta pačia dešinė ranka, dešinysis nabi. Tai yra pilvo, dešinysis šonas, maždaug paskutiniai šonkauliai, ten, kur yra kepenys. Ir mes tą šoną visą išsukam ir išmetam. Visos nereikalingos mintis, stresas galbūt, kažkas, kas blokuoja, perdėta informacija kokia nors, ar aštri informacija. Tegul visą tai išeina. Dešinę delną padedam ant kelių,
Kairį delną uždedam ant kairiosios širdies čakros, dešiniosios krūtinės pusės, dešinė širdies čakra. Dėmesį viršugalvį ir leidžiam vibracijom tekėti iš tą centrą. Šitas centras yra toks atsakomybės jausmas, tvirtumas, didvyriškumas. Tai kai yra pilnatis, kaip dabar yra, kai yra užtemimai, tai mes prašome šitoj čakroj, kad šitą energiją atsvertų ir duotų tokios tvirtybės, stiprumo, kad nenueitumėm į emocinį kanalą. Paprašykim, kad būtų apsauga iš šitos čakros visai mūsų subtiliai sistemai, mūsų kūnui ir aplinkai, kurioje mes gyvenam. Abu delnus ant kelių. Truputėlį patemkim save į viršų, kad nebūtumėm susmukę. Ir paprašykim motiną kundalinį. Subalansuokite, prašom, pripildykite energiją tas vietas, kur labiausiai trūksta. Prašom, padarykite mus švariais energijos, tos visur esančios energijos kanalais, instrumentais. Ir dabar pasakysime savo mintise, jeigu nemokate, arba galite kartu sakyti 3 mantras Sahasrarai. Po kiekvienos mantros padarysim truputėlį tokią tylos pauzę, kad suveiktų jinai, kad būtų kur išsiskleisti jai. Kiekviena mantros dalis sanskrito kalboje, bet reiškia labai pačius svarbiausius dalykus, kurie turėtų padėti atskleisti tą 7-ąjį centrą. Ir jeigu kas nemokate, tiesiog tęskite meditaciją, nieko tokio. 3 mantros Sahasrarai. Om Tvameva
Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Om Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Sudėkime abu delnus. Namaste. Dėkokime už meditaciją. Ir pasikelkim kundalinį ir po to padarykime apsaugą. Ir paprašykim Šrimatadži subtiliam lygyje mūsų kundalinė energijos, to įkvėpimo arba to pastumimo teisingą kryptim medituoti visus metus, kad būtų
Ne tik tai atliekama meditacija, bet kad kiekvieną kartą įvyktų ta mūsų kolektyvinė meditacija. Tai tiek turbūt šią vakarą meditacijų. Mūsų kaip tik yra pusė paskaitos išklausyta, kur baigė apie širdį ir liko apie nabį. Anonsas nuskambėjo ir sustabdžiau. Tai reiškia, kita pusė paskaitos bus apie nabį centrą. Tai aš neklausiau dar ir bus labai įdomu. Kitą antradienį galėsim pratęsti. Ar buvo patogu klausyti ir skaityti tos titrus? Buvo per maži truputėlį, ne? Ar ne? Ne? Normaliai. Gerai. Puiku. Tai kas praves šeštadienio meditaciją? Kur mūsų pirmūnai? Algimantai. Šeštadienis. Turbūt mane išeis. Nebūsit, jo? Būsiu išvažiavęs jo. Gerai. Gal kas jaučiat, kad galėtumėt pravesti, kad nereikėtų badyti pirštais. Please. Prašau. Mokinukai. Nesislėpkite. Tikrai galite, tikrai jau daug metų medituojate ir laiko medituojate. Tikrai galite pravesti. Nu, vaikai, kas drąsiausias? Nu. Labai ilgai, kol įsijungsit mikrofoną, labai ilgai užtrunka. Dalia, jūs dar nevedat? Ar vedat? Vedat kažkada? Ne. Viskas išlyskit jau iš pernykščių lapų. Nesigirdi. Dalia dingo. Ne. Yra? Aš kaip tik būsiu kelionėje į Airiją. Nu, neblogai. Linkime geros kelionės. Gerai. Tai tada kas? Izolda praeitą kartą kompiuterį buvo kažką užspaudžius be reikalo. Tai jeigu reikia, tai aišku. Tai ką mes čia darome jau 3 minutės? Klausimai, dabar pasakyta ir viskas. Pasakyta, viskas, supratau, reikia keisti metodą, nelaukti, kol pasisakysite. Ne, reikia pasakyti pagal žiniaraštį iš eilės. Puiku, viskas, šeštadienį Izolda veda ir kad iki tol neprispaudytumėt nereikalingų mygtukų. Jeigu ką, tai ant telefono. Taip, aš dabar iš telefono visai normaliai, man atrodo. Ir matosi ir girdisi. Taip, tai viskas. Geros nakties, ilsėkitės, pilnatis, Jai Shri Mataji. Ačiū labai. O, Indra rašo, kad ištirpo. Indra, susipakuokit atgal, nes šeimos nariai gali nesuprasti, kodėl mama ar kas nors ištekėjo. Žodžiu, laikomės ir susitinkam kada? Šeštadienį. O kitą antradienį tęsime meditaciją ir bus su paskaita, kur toliau pasakos Shri Mataji apie Nabį čakrą. Gerai? Labą naktį. Jai Shri Mataji.